Putų polistirenas yra viena bene dažniausiai naudojamų medžiagų. Kad įvairūs pastatai būtų pakankamai šilti, polistireno plokštės yra klijuojamas ir prie plytų, ir prie blokų, ir prie blokelių. Rezultatas gaunasi identiškas, sienos yra apšiltinamos. Tačiau pats darbo procesas aktualus ir užsakovams, ir darbus atliekantiems meistrams. Mūsų laida nusprendė surengti savotiškas varžybas, kurių dalyviai tą patį rezultatą mėgins pasiekti naudodami daugeliui puikiai pažįstamą klijavimo mišinį ir naujesnę medžiagą – specialias putas. Aš ten einu. Ką rungtyniaujam? Naudojame klijuojančias putas į Insola Styrofix, lietuvišką gaminį. Tie privalumai, aš manau, čia bedirbant labai greit pasimatė. Tai tas paprastumas, transportavimo, pačio klijavimo, tai greitis. Va, kolega ten kelis lapus kol užklijavo, aš antraeilę, vos nesakykime, neužklijavau. Išeiga ta pati. Jeigu aš iš vieno flakonėlio galiu apie 12 kvadratinių metrų suklijuoti, tai iš vieno maišo grubiai dvigubai mažiau galėtų suklijuoti kolega. Pasižiūrėkime, kaip sekasi varžovui, kuris dirba rodos laiko išbandytų būdų. Tai tas klasikinis būdas, tai tą bandėm, kas yra plačiai žinoma visiems. Tai nu ką, vainiai užsipirki, prisikrauni pilną bagažinę įrankių maišų ir tampai primėl gal. Tai viskas atrodo okei, viskas atrodo klasiška ir nieko čia tokio kažkokio sudėtingo ir panašiai, bet kai pastebi, pamatai kolegas dirbančius žymiai efektyviau ir paprasčiau, tai jo, tai pasimato, kad visgi galima ir geriau ir paprasčiau tą darbą atlikti ir su mažiau prakaitų išliejant. Paminėtas prakaitas statybininkų realybė, jėgų reikia išties daug. Mišinys patys klieja ar ne, kibiras, kur reikia maišyti, vandens, jeigu nėra kažkur čia prie objekto pravesta, suktukas, su kuriuo maišyti, antgalis suktukų ir ne, kad mišinį patį maišytų. Vėlgi apsauginiai akiniai, kaukės, įrankiai, kaip, net nežinau, kaip šukos tentos ar ne, kur pasiemti tą mišinį visą. Nu, vat, gulščiukas, aišku, ir tiek tokie pagrindiniai būtų. Kiek pamenu iš bagažinės turinio. Prakaitas gal mažiausia problema, didžiausia problema yra nugara, gal patampyti tos maišus, tai 1-2 patampai viskas gerai, kai ties 10 jau jaučiasi ties nugara, tai gerai, kada reikia per žemę tampyti, o ne kažkur į aukščiau lipti. Tai pasijaučia viskas to pačiu, ne, tu žingsnių primindai atgal, nes visko vienu metu nepasimsi. Svorį tampai ar ne, jeigu vieną maišą, bet mes vyrai norim po porą maišų paimti, kad greičiau viskas būtų, pasiimi 2 maišus, jau nugaras jaučiasi. Tai va, tai galop, galutiniam rezultate kažkoks rezultatas yra padarytas, bet ir jaučiasi rankūno, fiziškai jau pavargimas jaučiasi. Jo, nuovargis yra. O kaip jaučiasi varžovas? Maišas sveria 25 kg ir su kuriuo išklijuoti galima dvigubai mažiau. O čia vienas balionėlis sveria, na kiek jisai sveria, apie 950, kiek, jeigu pamenu, nepilnas kilogramas tai yra. Ir ta dėžutė, sakykime, 12 po 12 kvadratinių metrų aš galiu po pažastim pasikišęs atsinešti ir pusę fasado, daugiau nei pusę fasado iš vienos dėžutės aš galiu suklijuoti. Čia, sakykime, į žemę nešti, bet jeigu aukštesnis pastatas, tai dar ir pastoliais reikia tuos maišus kažkaip tai atboginti. Tai čia aš ar į bagažinę, ar ant sėdynės užsimečiau kelias dėžutės ir realiai savo galiu susiklijuoti. Be to, labai svarbus ir laikas. Kiekvienas darbų etapas statybose reikalauja valandų, dienų ar savaičių. Pasirodo, kartais darbus tęsti galima kur kas anksčiau neįsivaizdavote. Praėjus tam tikram laiko tarpui, pabandykime atplėšti. Čia buvo su mišiniais klijuota. Tai čia galvojau bus stipriau, bet patys matot, kad labai paprastai viskas atsiplėšia. Galiu pasakyti netgi dar sekančią dieną, aišku, čia jau šita masė būtų kietesnė, bet pakankamai nesunkiai atsiplėštų. Tai ta prasme, cementiniai mišiniai, jie visiškai sukietėja, pakankamai jiems reikia laiko tarpo. Taip, o dabar pabandykim atplėšti putomis suklijuotą lapą. Ja, čia jau nebus taip paprasta. Na, žinokit, jis pakankamai storas, kad aš jį perlaužčiau, bet, žinokit, aš jo neatplėšiu. Aš jo ir neperlaužčiau, bet kažkiek vabardį aš judinau kampą. Ne, žinokit, neatplėšiu aš jo.
Kadangi darbus atliko 2 kolegos, tai galima būtų sakyti, kad šiose varžybose nugalėjo draugystė. 9. Tai žiūrėk, daugiau negu 2. Bet panašu, kad naujovės rinktųsi abu mūsų iššūkio dalyviai. Vienareikšmiškai flakonėliai. Tai greičiau, lengviau, mažiau reikalų, mažiau darbo, sveikatos pasaugom biškį, tai po darbų lieka daugiau jėgos ar ne, tai vienareikšmiškai su flakonėliai su poliuretano putomis.